po didžiosios pertraukos nulaužėt, ką ten Rūbiniai pakeitėt? Nieko nepateikėm, kovojomės toliau prieš gerą komandą, kuri turi tikrai charakterį ir šiais metais įrodinėja. Tai nebuvo lengva. Nia Klauden šiandien žaidė vienas geriausių rungtynių sezone, ar to ir tikitės visada iš jos? Be abejo, iš visų žaidėjų tikiuosi to pačio. Ko dabar reikės svarbiausiai laukiant didžiojo finalo šiandien? Pailsėti ir rytoj į kovą. Visų pirma, noriu padėkoti visiems Šiaulių fanams, Šiaulių bendruomeniai, kad šitą šventę atvežėte į Šiaulius. Šitą šventę tikrai, manau, pakels krepšinių moterų lygį visoje Lietuvoje. Jau tikrai matos pati nuostabiausia šventė, nesu buvęs geresniai. Ir Šiauliuose, tai yra Šiauliuose, mūsų mieste. Galbūt stengiamės visą širdį atidavėm žaisti šiandieną, kovojam. Gal trūko patirties, gal trūko centimetrų, gal trūko jėgų, bet merginos tikrai kovojo ir kovojo už mūsų miestą, už Šiaulius, už Pietinių kronikas ir ačiū jom už tai labai. Treneri, ar mes galime taip pat garantuoti ir pažadėti šiai garsiai reaguojančiai publikai, kad rytoj Šiauliai atiduos širdis taip pat? Nėra abejonės, rytoj eisim ir kausimės, su dantim graušim parketą, bet kausimės.